Pagaliau išaušo finalinė olimpinių žaidynių diena, kuomet paaiškės, ar JAV rinktinės krepšininkai bus nukarūnuoti ir netaps pasaulio, ar tiksliau olimpiniais čempionais 5 kartą paeiliui. Visgi taip nenutiko, JAV žvaigždynas triumfavo 5 kartą paeiliui, Kevino Duranto tai jau buvo 4. rekordinis aukso medalis, jis tapo lyderiaujančiu amerikiečiu iškovojusiu aukso medalį per visą istoriją. Šeštadienį vyko 2 rungtynės, pirmosios buvo bronzinis finalas tarp Serbijos ir Vokietijos krepšininkų, kurį gal kiek netikėtai geriau žaidė serbai. Jau nuo rungtynių pradžios matėsi, kad vokiečiai buvo nemotyvuoti, ypač Denisas Šrioderis, kuris po sėkmingų epizodų puolime, pavyzdžiui, pataikyto tritaškio, nedaro jokių rankų gestų, nebėra šypsenėlės, prie kurios mes jau buvom įpratę tiek ketvirtfinaliuose, pusfinaliuose grupė etape. Šrioderis buvo įkyrus, itin, sakyčiau, toks net piktdžiugiškas, toks piktybiškas, po sėkmingų epizodų žiūri į žaidėjus, rodo pirštais, šaiposi. Tai bronzinis finalas tikrai nebuvo tai, ko vokiečiai siekė, bet medalis akivaizdu, kad serbams buvo tikrai tikslas ir jie jį pasiekė, jie iškovojo medalį. Prieš turnyrą kalbėjau, kad vokiečiai nepretenduoja į medalius, nes komanda praktiškai to pati nuo pasaulio čempionato, visiškai nesustiprėjusi, visiškai likusi ta pati. Kitos komandos tuo tarpu, pavyzdžiui, Serbijos rinktinė sustiprėjo, prie jos prisijungė NBA MVP Nikola Jokičius, prie prancūzų rinktinės prisijungė Viktoras Wembanyama, prie komandos Džemalas Murray, apie amerikiečius galima net nekalbėti, kokios ten žvaigždės prisijungė. Tad akivaizdu buvo, jog vokiečiai tikrai elitinė komanda, galinti eiti toli, bet aš kalbėjau, jog dėl aukso tikrai vokiečiai neturėtų kovoti. Taip ir buvo, kaip ir sakiau. Kur kas svarbesnis susitikimas šeštadienį buvo finalas, tikras desertas. Praeitame video aš kalbėjau, jog naivu būtų tikėtis tokių gerų kokybiškų rungtynių, kokias matėme antrajame pusfinalyje ketvirtadienį tarp JAV ir Serbijos krepšininkų. Tačiau rungtynės tikrai nenuvylė. Tai buvo dar vienas krepšinio spektaklis, gal tik tai skiriasi šiek tiek JAV vaidmuo rungtynėse. Antrajame pusfinalyje JAV buvo besivejančios komandos vaidmenyje, o šiose rungtynėse praktiškai visą laiką lyderiavo, turėjo pranašumą, tačiau prancūzai nuolat demonstravo atkaklumą ir vijosi savo priešininkus, neleido jiems pabėgti, vietinių fanų užsikūrė. Prancūzai sumažino atsilikimą tik iki 3 taškų ketvirtajame kėlinyje, bet iki tol pirmoje pusėje sunkiai sekėsi užpulti, prastai realizuoti metimai. Vis tik prancūzai žymiai geriau atrodė antroje pusėje, kurioje pagerino gynybą kelis kartus, intensyvumas buvo maksimalus, stabdomi amerikiečiai, neleidžiama jiems persivaryti kamulio, bandoma nuolat kamuolius perimti, spaudžiami žaidėjai ir akivaizdu amerikiečiai tikriausiai to nesitikėjo, nes darė labai daug tokių netgi vaikiškų, galima sakyti, klaidų, netikslus perdavimai, tokie neatsakingi, prarandat kamuolį. Prancūzai labai gerai dirbo rankom, tai geriausiai atspindi keli epizodai, kai prancūzų krepšininkai besiruošiančias mesti JAV žvaigždės Kevino Durantą, LeBroną Jamesą stabdė, išmušant jiems kamuolį iš rankų ir pasileidžiant į greitą puolimą. Antroje rungtynių pusėje intriga vėl sugrįžo. Per pirmus 2 kėlinius JAV krepšininkai buvo spėję pabėgti net 2-ženklių skirtumų, bet jie Buselė uždarė antrąjį kėlinį sėkmingai ir atsilikimas buvo sumažintas tik iki 8 taškų. Trečiajame kėlinyje JAV prarado 7 kamuolius, nors pirmoji pusėje buvo prarasti tik 5 kamuoliai. Laikrodį atsuko Nando De Colo, išmuštas kamuolys KD, geras darbas rankomis gynyboje. Puikiai Nando atrodė puolime, pavaduodamas gynėjus, pelnė jisai ir taškų, įmetė 3 taškių prasiveržimais, gerai atrodė, perėmė ne vieną kamuolį. Ta tikrai Nando De Colo šį kartą atrodė grįžęs tarsi laiko atgal laiko mašina. Taip pat Evanas Fournier antroji pusėje atrodė žymiai geriau nei pirmoje. Sugebėjo įmesti 8 taškus trečiame kėlinyje ir sugrąžinti prancūzus į žaidimą, bet dėl atiduodamų maksimalių pastangų gynyboje teko susimokėti puolime, nes kartais pritrūkdavo jėgų, netgi elementarių, žioplos klaidos. Tai didelės pastangos gynyboje padėjo išlikti žaidime, tačiau nepavyko užpulti. Bet nepaisant prasto pataikymo ir prasto tritaškio realizavimo, prancūzai vis tiek į nugarą kvėpavo JAV praktiškai visas rungtynės. Kalbant apie amerikiečius, visiškai kitokio lygio žaidėjai, visiškai kitokio lygio komanda. Aš prieš turnyrą kalbėjau, jog mažai šansų, jog jiems pasipriešinti kas nors sugebės. Vėl finale mesti tritaškiai nerealiai elitiniu lygiu virš 50% taiklumu, pataikant 16 tritaškių. Niek daugiau negaliu pridurti NBA žaidėjų
žaidėjams tritaškiai FIBA krepšiniai yra tarsi tolimi vidutiniai metimai NBA. Įtampai pasiekus kulminaciją, aukščiausią tašką, vis tiek atsirado JAV žaidėjų, kurie parodė šaltakraujiškumą ir nutildė sirgalius. Šis žaidėjas ir vėl buvo Stephenas Currys. Iki pusfinalio atrodęs olimpinėse žaidynėse tikrai slogiai. Pusfinaliai jisai pelnė daugiau taškų nei iki tol. Jisai buvo pelnęs grupio etape ir ketvirtfinalyje, bendrai sudėjus pusfinalėje 36 taškai, 9 tritaškiai. Ankstesnis mano video būtent apie tai, galite jį pasižiūrėti, rasite jį mano kanale. Na, o rungtynės uždarė Stephenas Curry per paskutinės kiek daugiau nei 2 minutės. Currys įmetė 4 tritaškius, iš kurių paskutinis buvo visiškas balionas per 2 žaidėjus griūnant. Na, nieko negalima pridurti, nieko negali paaiškinti, žais kaip žaidės, bet jeigu geriausias visų laikų metikas realizuoja tokius metimus, nieko negali padaryti. Po to metimo Currys parodė žymų į savo sleep gestą, kai sudedant 2 rankas prie galvos, rodoma, jog oponentams jau laikas miegoti ir JAV krepšininkai negalėjo būti sustabdyti. Penktas olimpinis auksas paeiliui ir toliau amerikiečiai dominuoja net ir tarptautinėme krepšinyje. Olimpinėse žaidynėse JAV sugeba surinkti žymiai stipresnę komandą nei pavyzdžiui pasaulio čempionatuose. Vis tik olimpinės žaidynės itin prestižiškas renginys. Šis čempionatas pademonstravo gražiausią krepšinį, kokį aš tik esu matęs gyvenime. Tokios rungtynės, tokie žaidėjai, nesu turbūt matęs aukštesnio lygio krepšinio. Turbūt JAV pusfinalis ir finalas, top 5 rungtynės mano matytos gyvenime, tiek intrigos prasme, tiek žaidimo kokybės prasme, tiek būtent pačio konteksto, kokią kovą pademonstruoja komandos. Prancūzai žaidė namie finale, atrodė labai nusivylę, Wembanyamai akise netgi kaupėsi ašaros ir ne vienam prancūzų žaidėjai vis tiek supranta jie, kad tai vienintelis gyvenimo šansas žaisti olimpiadoje namuose ir pelnyti auksą prie savų sirgalių, bet kaip ir minėjau, prancūzai tikrai turi būti patenkinti. Ne kiekviena komanda sugeba 2 olimpinės žaidynės paeiliui patekti į finalą ir turėti bent jau galimybę kovoti dėl aukso. Puikią mintį pasakė komentatorius Rytis Vyšniauskas per transliaciją. Prancūzai nepralaimėjo auksą, o laimėjo sidabrą. Sidabras irgi puikus pasiekimas ir manau, kad prancūzai tikrai turėtų didžiuotis. Ateitis turėtų būti puikiai, auga daug puikių žaidėjų, auga daug gerų žaidėjų. Reikia tikėtis tik tai, kad atsiras gynėjų, kurie galės kurti progas tiems aukštiems 2-metriniams žaidėjams. Ir labai smagu, kad olimpinės žaidynės nekomercinis renginys, nėra jokių reklaminių minutės pertraukėlių. Tai yra grynas, aukščiausio lygio krepšinio produktas, sutraukiantis milžiniškas žiūrovų auditorijas iš viso pasaulio. Šiek tiek gaila jau, kad baigėsi olimpiada, bet tokios rungtynės, tokie žaidėjai tikrai nepasimirš, gana ilgai įstriks atmintie, ko gero visam likusiam gyvenimui. Ko gero geriausias turnyras, kokį aš esu žiūrėjęs savo gyvenime, pats įsimintiniausias, kokybiškiausias ir tikrai nerealus renginys ir krepšinio sezonas šiek tiek apstos. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like, paspauskit subscribe, pakomentuokit ir laukite kitų video. Iki kito karto.